Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis, ji klevais raudonais rudenį liepsnoja, ji atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka, jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia, mano žemė man vieninteliai namai. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti. Kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Tavo skausmą niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu, mano žemė, kai mane namo pakvies. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Vien tik
didelė yra Dievo dovana mūsų tautai būti laisviems, nepriklausomiems. Ir saugokime mes tą jausmą, tą meilę savo tėvynei, Lietuvai, savo kraštui. O kad mūsų visų maldos būtų Dievui priimtinos, malonios, dabar kiekvienas atsiprašykime viešpaties už savo silpnybės, nuodėmes, kurios pasitaiko mūsų kiekvieno kasdieniniame gyvenime. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir susitikimais. Esu kaltas, esi labai kaltas. Todėl prašau, švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melskite už mane viešpatį Dievą, imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jūs visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Šiemet minime ją 35 kartą. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės. Prieš 35 metus 1990-aisiais buvo atkurta mūsų šalies nepriklausomybė. Ir nuo tada žengėme laisvės keliu. Jis mus ramina.
dievalis iš tikrųjų pasveikinti visus čia susirinkusius su ta nuostabia švente, gražia. Kovo 11, kaip žinote, tai yra tautos pasirinkimo ir žodžio laisvė, tai yra kovos už mūsų nepriklausomybę diena. Todėl šiandien linkiu visiems nors trumpam pamiršti visus vargus, nuoskaudas ir pašvęsti šią šventę, nes mes esam jau 35 metai kaip laisvi. Naudodamas progą noriu padėkoti taip pat Nevarėnų kultūros centro, visam kultūros centrui, Albinui su visa komanda. Noriu padėkoti Valentinui. Noriu padėkoti Valentinui už tą gražią trispalvę, kur mes nešėm šiandien visi. Na, žinoma, didžiausias jums visiems nuoširdus ačiū, kad šiandien taip gražiai susirinkom, vieningai, kaip prieš 35 metus. Manau, kad ta kovo 11 šiandien gadunausia linija į istoriją. Ir jie į istoriją todėl, kad minam 35 metai mūsų laisvės, katros mes iš tikrųjų labai norėjom. Ir aš atsimenu, kaip amžinatilsį senėlis pasakodavo apie Smetonų laikus, apie tą laisvę, ką panį darbavosi, ir aš nelabai galėdavau suprasti, kas tai yra. Ir šiandien mes anontoram ir suvokam. Ir suvokam, kad jau antrą kartą aug. Ir kur šiandien kartėjai su tevelės, su senelės ir nešė ton mūsų didingą trispalvį. Ir aš manau, kad anim labiausia įsimins gyvenim ir išliks, kur galės savo sukūrų šeimą, savo vaikam pasakoti, kad mes buvom susėjai, kad mes buvom visi kartu, kad mes buvom susitelkę, kad mes buvom nutaikingi, linksmi ir kad mes nebijojom apie Lietuvą ir apie Žemaitėją kovo 11 dieną prie švenčiausio altoriaus eilėraštį ir dainauti. Tai iš tikrųjų yra didelis pasiekimas ir sėkmės jums mažėja, puoselėkit, nes jūs jau esate tai kūrėja. Nu, o kiekvienam dėkoju, kaip pradžio minėjau, nuoširdus sveikatas, aukatas, nuotaikos ir gražios tas šventės. Tokį nuostabį dainą. Pats Dievulis mums davė šelomą, grožį ir jūs, kad taip daug esate. Ačiū jums, ačiū vakam, ypač tokį, nežinau, čia vidurė, tokį mažiliuk, bet kur gražiausia geituoja, geismis visas, jis sakė, nu taip, mūsų ateitis, o jums visiems sveikatas, kad telčius nepaskelbtų ligos pandemijais. Būkit sveiki ir gerų švenčių. Kai man blogai, nėra kam pasiguosti. Labai sunku tą tylą išsklaidyti. Paimk mane kaip neregį už rankos. Paimk mane ir nieko nesakyk. Ir vesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį miega mėnuo debesy ir žvaigždės perlais puošia tavo plaukus. Sakau tau ačiū, kad šalia esi. Kokia prasmė gyvenimas be meilės, nerimstanti